Fūnė. Fūnė šaukiu per miegus ir netrukus išgirstu šlepsį. Fūnė prieina prie lovos, savo šilta ranka paliečia mano sustyrusi kūną, pakelia ant grindų nukritusi antklodę ir vėl mane užkloja. Tada atsisėda ant lovos kraštelio. Tu visas sušalęs genukai ir sapnavai ką? Aš žinoma sapnavau. Sapne mane kažkas vyjusi, aš bėgau, bet mano kojos buvo lyg supančiotos. Paskui užrakino tuščiam kambarį, aš ieškojau išėjimo, bet niekaip neradau. Man ir dabar sapnuose labai nesiseka. Sapnavau, dėdė. Ką? Kad aš gangsteris. Oi, kokie baisus tavo sapnai, o rankos kaip varvekliai gyviai kalba Fūnė, atsargiai gniauždamas mano atšalusius pirštus. Na, duok nugarą, pakasysiu. Man tai geriausi vaistai. Aš atsigulu ant pilvo, o Fūnė pradeda kasyti. Švelnus jo pirštai, tarsi linksmi pasakoji nykštukai bėgioja po mano kūną, minko pečius, grūžina kakos slankstelius, paliesdami tas vietas, kur kaip tik labiausiai niežti. Baigęs kasyti ir iš visų šonų šimtai mane apkamšęs, Fūnė nusišypso, tik jo šypsenos aš žinoma nematau. Na, gangsteri, dabar tuoj vėl sušilsi ir užmigsi. Tik nesapnuok baisių dalykų ir nesispardyk. Aš pažadu nesapnuoti, o Fūnė grįžta į savo kambarį. Kvadratas. Vyriausias mūsų draugijos gangsteris yra Kvadratas. Nei vardu Algis, nei pavarde Kvedaras jo niekas nevadina. Todėl, kad jis kvadratas. Todėl, kad ant jo peties ištatuiruoti žodžiai homo homini lupus est. Kvadratas vilki firminės striukės daugybę kišenių ir visuomet turi kontrabandinių cigarečių ir kaifų. Žolės, ekstazio, amfų, giero, priako, ko tik nori. Iš pradžių Kvadratas mums duodavo nemokamai, bet vieną dieną pasakė, viskas chebryte, dovanų karalius numirė. Norit kaifuoti, ieškokit babkių. Iš kur jų gauti? O čia jau jūsų problema, ne mano. Gerai apsidairykit, kartais pinigai tiesiog ant žemės guli. Reikia tik pasilenkti ir pasiimti. Kaip tai? O Kvadratas ir sako, knygas vaikystėje skaitėt? Na, skaitė, išsižioja Ramas, kokias stovi pasako, namelis, Danuko Dunduriuko nuotykiai, Jūratė ir Kastytis, lyg per pamoką išpyškina Ramas. Jūratė ir Kastytis, čia apie ką vaikutį, apie rūkalus? Nu jau, įsižeidžia Ramas. Maironio eilėraščių nežinai. A, jeigu Maironio, tai gerai, vadinas, esat bent kiek įsijungę savo vaizduotę, apie kurios, kaip žinot, babkių susiveikti beveik neįmanoma. Man Kvadratas duodavo skolon, mat aš visuomet grąžindavau. Dievo dovana. Žmogus žmogui yra brolis, kažkada pasakė Fūnė, kuris buvo geriausias mano vaikystės draugas. Aš nesupratau. Tada jis paaiškino. Kiekvienas žmogus yra Dievo dovana. Turėtų būti. Dovana kam? Nesusimastė. Dovana visiems. Aš irgi dovana visiems paklausiau. Taip gerai, dovana ir labai brangi. Kodėl? Todėl, kad tu esi toks vienintelis. Išieškok visus pasaulio kraštus, o kito tokio genuko nerasi, paaiškino Fūnė. Ir Lotos nerasi? Nerasi. Tavo sesė irgi vienintelė. Ir tavęs, ir manęs, ir visų. Daugiau nebeklausinėjau, tik apkabinau Fūnę ir visų kūnų prisimaudžiau prie jo šilto pilvo. Kodėl 8? Todėl, kad 8 Kvadratas atvažiuoja ir kaifo atvaža, tik skolon nebeduoda. Sieras surūmų babkių neturi, o kaifo nori, net seilės jiems varva. Mes keliojom, bet nieko nesugavom. Tada aukštienikai sugulėm ant šiltos pakrantės žolės. Man patinka žiūrėti į dangų, tarė Fūnė. Ir man draugiškai atsakiau, yra 2 dangus, vėl prakalbo Fūnė. Vienas, kurį matom, kitas, kurio nematom. O į tą kitą tikriausiai ne visi patenka, paklausiau. Tik tie, kurie žemėje dorai ir teisingai gyvena, paaiškino Fūnė, nors aš ir pats tai žinojau. O kur tas įėjimas? Į dangų, taip, į tą antrąjį. Fūnė ilgai galvojo, po to tarė, na turėtų būti kažkur tokios didelės baltos durys, o prie tų durų Dievas raktai stovi. Tikriausiai, Dievas geras, reikia tikėti, kad geras, o jeigu tikėsi, tai ir pats geras būsi. Ir iš kur tas Fūnė viską žino, gal iš knygų, juk jis daug skaito. Jeigu būsi geras genukai, Dievas gyvens tavo širdį ir sergės tave nuo visų nelaimių. Aš tyliai pasižadu būti